7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kas tu ten mergas rašo? Einu tai eilėraštį žiūrė. Ne, dabar ištryniu. Ištryniai? Liepė pavaduotą ištrinti. Nors nebuvo ten nei pavardžių, nei nieko, kažkoks vienas blogas komentaras, kad ten kažką su klaidom parašė tam eilėraštį, nesirimavo vieną eilutę. Kai tokios peržiūros, mes pabandėm dar vieną laidą lekšą, bet nelabai. Ir tiesiog grįžtam prie senų patikrintų žirgų. Vaidas Čeponis šiandien studijoje. Vaidai, 145 000 podcast'o peržiūrų. Kaip tu pats manai, kas čia yra? Koks yra tas Čepo efektas? Čia fignia, aš tikėjausi Žodynas, Vaidai? tikrai milijono, dinasi, prastai pasirodžiau, dar jaunas gal pasitaisysiu. Na, o šiaip visų laikų, man atrodo, podcastų žiūrėjimo rekordas, bet manau, kad čia dėl tavęs, jeigu manęs nebūtų, tu būtų vienas, tai būtų 300, aš galvoju, 1000. Biškiai šikna lendi dabar, Vaidai. Nu, ne biški. Vidutiniškai. Kloji pamatą, kaip sakoma, ne? Kol jaunas lenkiu medį. Šiaip noriu papasakoti vieną istoriją. Nu, prašau. Buvau išprašytas kažkada iš Basket News'ų, nes vartojau per daug seksistinių bairių. Sakė vienas iš Basket News vadovų, visiškai pelnytai buvau išprašytas ir žinok, tada tikėjausi daug tų podcastų, kad kažkas mane pakvies. Aha. Bet po to... Tai pakvietei, Delfi, šauniai su pačia susidėjai. Ne, tai Delfi ten daugybė, ne, pačiesu tai bijau, nes boksininkas, gerai, kad aš greit bėgu. O galim biškį aptarti jūsų iš tikrųjų laidą Delfi, kur šovė Tomas Pačiesas tą legendinę prakalbą, kaip Delfi kiršina rinktinę, o tu bandai pertraukti. Tomai, ne. Žinok, aš vos nuo kėdės nenugriuvau, aš nesitikėjau. O tai buvo kažkokių pasiekmių, nu, tipo, su Delfiu? Ne, man tai ne, bet... Nu, bet kažką kalbėjot vis tiek suportą, kad čia negerai? Taip, tai manęs nieko nekaltino, aš iš anksto nežinau, bet pasiekmių buvo pačiais, jį dabar neprileidžia prie Delfio kilometro spindulių. Yra su apykoje? Taip, ir apsauginiai. Tai va, tai Delfis čia ne podcastas, čia daugiau interviu, o po to pagalvojau, kad manęs nekviečia galbūt dėl to, kad ir kavą garsiai įsirebiu, ir augiu, ir šaibą numetu, ir dar nesąmonės kalbu. Tai ačiū Lekšui, kad leidžia man šiek tiek užsidirbti. Mūsų laidai tu esi reikalingas, mylimas. Žiauriai. Visada mes tavęs laukiam. Su visom tavo įdom, su visais tavo privalumais. Įdų tai aš neturiu. Nu kaip, seniai, aš galėčiau čia... Laukėt, jūs su Lekšu būsite, aš ateisiu čia šalia, pasėdėsiu, kavos išgersiu, supratau. Gerai, dabar kitas klausimas. Skaniausias mokyklos patiekalas, kurioje dirbi? Gal guliašas. Guliašas? Guliašas, būna ir cepelinų, bet aš nevalgau. Šiaip... Čia dabar? Su varške? Nevalgau dėl to, kad taip trūksta miego, ateinu, žiauriai, kavos prigeriu, dar suvalgyčiau per pietus cepelinų, tai užmygčiau vesdamas pamoką ir užknarkčiau, žinai. O tu, paladama, sugalvoju vieną dalyką. O tu pradėjai mokyklą rugsėjo mėnesį. Rugsėjo 1 pradėjai dirbti, ne? Taip, teoriškai. Taip. Tai paskutinį kartą mokytojų kambarys sausainių buvo rugsėjo 1. Ne? Taip, iš tikrųjų, tą gal iškirp, niekam nesakyk, ten kažkieno buvo kavos, tai sakavo, damušiau, žinai, kažkokių sausainių, tešlainių. O nėra kavos aparato mokytojų kambarį? Nėra dėl to, kad direktorė, nors jinai labai graži, liekna, sumani, kažkodėl negeria kavos, jos vienintelis trūkumas yra. Tai dėl to nėra aparato. Tai tu šitos laidos metu gali pasiūsti ją, jeigu nori. Ne, tai po to man algą sumažys baigti. Ir taip pedagogo algos yra gana menkos. Matai, dabar... kaip aš lėknėjau, nepavalgęs. Nu, teisingai, čia iš tikrųjų jau neina atpažinti Vaido mūsų. Bet dar toks klausimas, o nėra, kad mokyklos maistas dabar toks labai sveikas? Nu, žinai, ten labai viskas griežtai reguliuojama. Nes aš atsimenu kaimo mokyklai, kai mokiaus,
skaniausias maistas vienareikšmiškai, žinok. Nu, turbūt yra patiekalų, kur net mama pavėsi biškai. Taip, dabar draudžia nebeparduoda ten tų visų čipsų, Coca-Colų ir maistas. Starkos nebenusipirksi mokyklą. Starkos ne, bet ten 3-9, ten žagarės likeriuko, žinai. Būna kartais. Bet įsivaizduoji, ateina vaikas, sako, man guliašo ir 9 čirka. Kaip aš sakau, sriubos turit kavinį? Ne, nu tada Starkos 50. Ir šiaip pas mus va kompleksiniai kainavo 3,50. Vietos čia net komplektukas. Kompleksiniai sriuba ir antras patiekalas, ne patiekalas, reikia kirčiuoti. Patiekalas, taip. 3,40 dabar, bet visi tėvai beveik skundžiasi, kad per brangu. Mano žmona dirba Vilniaus rajone, Rudaminoje, ne rajone, ir už €1,70 kompleksinius valgo. O tai tau reikia pirkti, ne? Ar atėmi talonus iš vaikų, kur ten gauna nemokamą maitinimą? Ne, man mokėti nereikia, bet po to su indus susiplaunu, ten grindis prašluostų valgyklų ir haliavai duoda. Dar biški prateskim dalykus. Dalykus. Va, tu mane taisyk visur, gerai? Daugiskaitos galininkus. Dalykus, taip. Visa Lietuva ūžė ir trimitavo, kaipgi gerai pasisekė lietuviams Dakare. Žala. Žala nepadarė žalos Lietuvai. Baciuška. Dar tas... Baciuška, rašys. A ne? Atrodo. Nu gerai, jau nebetaisyk, nes užpyso. Pats stebėjai Dakarą? Buvai įsitraukęs kažkiek? Paviršutiniškai žiūrėjau, nes laiko trūksta. Žinok, pavargstu pamokom ruoštis, kiti darbai. Kokie? Nu tai Delfis, vienas komentuoju bare, krepšinį, visą kitą. Tai paviršutiniškai, bet Vaidotu Žala esu tai pažįstamas. Vienoj Delfi laidoj vežiau, čia pasvežą vadinosi ir tada su juo bendrau. Paprastas bičiukas, kaip 3 kapeikos nuoširdus, dėl to tautiečių mėgstamas, pilnas oro uostas pasitiko. O, pavyzdžiui, Benediktas Vanagas, labai geras lenktynininkas, bet jis toks šiek tiek kitoks, truputį pasikėlęs, gal kartais arogantiškas, toks ambicingas, bet, nenoriu apkalbėti, visi žmonės turi trūkumų. Kalbėjai ką tik. Visi žmonės, aš gal neturiu tų trūkumų, bet kiti turi. Mes visi kiti mirtingi, žinai, o tu pas mus. Tai taip. Beduinas. Tai faktas kaip blina. O tu, pavyzdžiui, kokius tu sportus stebi be krepšinio? Nes visi tave žino kaip krepšinio žmogų, žinai, turbūt gatvėje ateina klausia, kai baigsis ten mačai, ar ne? Taip, ir gatvė, ir šalygatvė klausia. Aš žiūriu, žinai ką, labai mažai laiko turiu, įsivaizduoju, kiek turiu Eurolygos peržiūrėti, kad čia stovim su bet jau... Žiūriu futbolą. Ten koks tavo... Realas, klasiko man, aišku, Anglijos lyga ten reikia papildomai mokėti, dabar nežiūriu, bet seku visus rezultatus. Italijos, juk ten Interas su Milanu. Bet tu labiau rezultatus pažiūrė, ne? Ne, ir pavyzdžiui, žiūriu, įsijungiu rungtynių galas, atsisuku golus lietuviškai peržiūriu. Tenisą, labai žiūriu dabar. Alkarazo Sinerio, tą, žinai, akistatą ir tenisą žiūri. O kai dirbau Viasate, komentavau, įsivaizduoju, tokias sporto šakas kaip kalnų dviračiai, komentuodavau, ko tik ne rusų hokėjų komentuodavau, tai prisnūsdavau eterio metu, žinai. Dar iš vietinio daržo, gal teko pasikalbėti su Vaškevičium Jonavos, kaip dabar, kaip pas patį situaciją. Nes koks buvo girtumas? Buvo 3 promilės ar ne? Ne, beveik 2,5. Kaip Vacys Maslionka pasakytų, silpnokai. Silpnokai. Dar yra, kur... Nedaputė tiesiog. Bet aš su juo kurį laiką susipykęs. Dirbau Basket News'ės, labai nemėgdavau Basket News, aš labai nekritikuodavau tos Jonavos, bet paskui jis man jau neleido interviu nei su žaidėjais, tada nei su Mantu Šerniu, nei, žodžiu... O Jonavoj Vipukas, kai Virgis dirbdavo, toks pat kaip Prienuose vykdavo? Ne, Prienuose, tai kai likdavom, tai dažniausiai su nakvynė ir amžinatelis Aurimą Bartušką, ten jau sunku be nakvynės būdavo. Šiaip iš Prienų Vipo istoriją turiu, kad atvarėm pažiūrėti rungtynių, bet taip jau
praktiškai į ginčio kamolį atvažiavom, žinai, ir iškart į Vipuką, tai trečio kėlinio viduryje aš iš principo namo jau galėjau važiuoti. Nu, ten net nepastebi, žinok. Jeigu būni vypę, nu ir žiūri rungtynės iš balko, faktiškai rungtynių, tu ne... Oi, ne, aš ten tokie svetingi žmonės, kad tu ten nealkoholinės, žinai, degtinės naminukės išgeri, tau po minutės vėl ten pila ir aš daug, žinai, balių vedu, net ne per visus balius būna toks stalas vaišių. Taip, dzūkai žiauriai vaišingi ten ir žuvies. Ten Gintaras toks Šeškaus draugelis parūpina žuvies, ten visko ten yra ir merginų. Čia gal žmona neklausys. Gerai. O klausyk, mes čia visada aptariam UTMA reikalus. Stebi kažkiek, domies? Domios kažkiek. O tau kaip tau him? Patinka him tau? Kas him? Wow, čia žinok klaidos. Dirkstys? Wow. Rimkenzo žinau, kas yra. Rimkenzo visi žino. Dirkstys daro labai gerą darbą populiarindamas šitą utmą. Gal jis tą nesąmoningai daro, šneka dažnai pievas, atrodo, ten pasikėlė žiauriai, bičas, bet jo daug kas nekenčia, panašiai kaip Landsbergio nekenčia, bet labai, pažiūrėk, kiek perskaito straipsnį, kiek komentarų. Tai jis tą labai gerą darbą dar, kai sako, čia davai Maslobojevą kviečia, čia aš tave nukalsiu, iš karto žiotažas. O kaip kitaip išpopuliarint sportą? Bet aš manau, kad iš dalies jis šiaip toks naglas kaip tankas. Šneka gal negalvodamas, kad čia nori išpopuliarinti, nu gal save kažkiek. Čia kaip, žinai, su artistais. Scena bailių nemyli, ne? Taip. Tai gerai va, kad toks atsirado. Nu ką, ir jis dabar viską laimė iš eilės. Ten kažkada buvo pralošęs, atsimenu, ten beveik lygi kova, pamiršau su kuo. Jo, su Narausku ten buvo. Nu, ten faktiškai lygi kovo, dabar visus, žinai, nuima nuo vaizdo. Tai va, būtų įdomu, aišku, Masloboje ne ta svorio kategorija. Manau, kad ir šties ten šansų neturėtų. Nu ir paskutinis dalykas, kurį reikia aptart prieš einant prie krepšinio reikalų. Jonas Lekšas su draugų kompanija šiuo metu Madride yra. Ten šventė savo 30 gimtadienį. Koks jis senas, eiktų na. Bet ar tau atrodo, jis pasiekęs brandą jau? Ar dar žinai, kaip krepšinėje sako, dar prieš akis, gal vėlyvo brendimo Jonas? Ne, jis sukūręs tokį solidaus žurnalisto ir komentatoriaus įvaizdį, tai gal tikrai jau... Nors giliai širdį, tai yra lavonas, mes abu... Nu tai taip, bet jam nesakyk. Tai čia Po to mane iškirpsi šitą. Po to man nebeleis dalyvauti, nebeduos užsidirbti, badausiu. Ne, iš tikrųjų gal paliskim į Subinę Lekšui. Po vieną gražų dalyką apie Joną Lekšą pasakykim. Prašau, Vaidai, pradėk. Kai manęs neliko LKL, Jonas parašė tokį komentarą apie mane. Tai legenda, kokios nebuvo, nėra ir nebus. Tai, žinok, man net ašara ištiko. Ne? Labai gražu. Tai va, tai dėl to negaliu ant jo nieko varyti. Aš neturiu kažko gero pridurti. Nu, bet svarbiausia, nieko blogo neturi. Oi, blogo, tai aš tikrai galėčiau pasakyti. Nes, pavyzdžiui, neigia, kad važiavo gerti į Ispaniją. Nu, aš mačiau, ten buvo vienas storis įkritęs, nu, kur visa hebra nusifotkinus visų akis, nu, tiesiog į visas pusės, žinai, visom. Blizga, ne, tai gal parūkė kažko, nebūtinai. Laukiame sugrįžtant Jono, jeigu negrįžtai. Ir Jono, ir Petro, ir Antano, visų laukiam. Gerai, turėjom Eurolygos savaitę, kurią aptarsim, kitą savaitę laukia dviguba, bet apie tai, kas buvo, gal nuo Žalgirio pralaimėjimo Tel Avive, kur labai priminė rungtynė, žinai, kai su kuo? Su Paryžium. Nekontroliuojamo tokio puolimo rungtynės, kur Paryžiui išsikapanojam ir čia jau vienu metu atrodo, kad sužibo viltis, bet gera diena Makabiui buvo, ne? Taip, ir Belonį Volkerio, manau, kad dar geriau išėjo Makabiui, nes kai Volkeris žaidžia, visas dėmesys, visas prožektorių šviesosi jam kamuoliai, jis nori būti su kamuoliu, tada kiti, būnant be kamulio, kažkiek išsimuša iš ritmo, šį kartą žiauriai pataikė. Žalgirio gynyba komandinė. Žinai, ką aš noriu pasakyti, stebiu. Tu gali dabar kiek nori mokyti komandinės gynybos, turiu menį, kada eiti pagalbą.
spacingas, kurioje vietoj būti. Tu visko negali teoriškai išaiškinti, nes būna nenumatytų situacijų, kad ir išaiškini, tu turi tokį niuchelį turėti, kaip Paulius Jankūnas. Tu pažiūrėk, neįs greitas, ten neišklub, bet kaip 2 žingsnius į priekį numatydavo komandiniai gynyboje. Čia supranti, jeigu tu nesi pasidėjęs tų pagrindų, tai dabar ir pasakau, kokia pagrindinė problema. Kažkas iš varžovų prasiveržė, ne, 1-1, tarkim, pro Francisko, ne? Jo. O tie, kur žalgiriečiai, tarkim, stovi kraštuose ar pusiau kraštuose, jie žiūri į savo žmogų, kad tik nepaleistų savo žmogaus ir nemato kamulio, nemato, kad to periferinio matymo nėra. Tai čia tokios atrodo kaip abecėlės klaidos, sporto mokyklos dar lygio klaidos. Ir tą sunku Masiuliui išmokyti, žinai, čia negalima irgi per daug kaltinti. Va. Nu, čia, kaip, žinai, mano kaip fano nuomonė, nu, turbūt, jeigu tu esi, tarkim, komandos naujokas, tu gali suprasti ir išmokti trenerio sistemą, ko jis nori, bet, nu, tų pagrindų čia reikia, atrodo, į vaikystę grįžti. Ne? Nu, kad... Tai. Nu, kai tu atsimeni, kai sporto mokyklos sakydavo, treneri, taigi ne mano žmogus įmetė taškus, aš gerai ginuosi, o kad kito žmogus eina iš pakrepšio laisvas meto, tu stovi šalia ir arba nematai, arba nieko nedarai. Tai va, esmė yra tokia, pastebėjau Žalgirio. O čia neišbalansavo Žalgirio, kad vis tiek planas yra, kad bus Volkeris ir tada Volkerio nėra. Kažkoks fokusas vis tiek reikia persiorientuoti staigiai. Pas ką kamuolys dabar. Taip, aišku, tai, bet tai čia nepasteisinimas. Maccabi sudėtis be Volkerio, nepasakyčiau, kad ten kažkokia labai gera. Bet tiek leido mesti ir metikam laisviem tiek kartų, tiek nesusikalbėjimo. Pavyzdžiui, vieną epizodą užsifiksavo, kad ten buvo Di Bartolomeo atsivarė. Taip, prieš Sirvydį. Klausauto situacija buvo ir Sirvydis vietoj, kad šoktų ant jo, leistų Di Bartolomeo baudos aikštelės, yra gana lėtas. Sirvydis nešoko ir leido mesti trajeką. Tai reikėjo geriau leisti į baudos aikštelę. Nu, va tokių mentalinių klaidų. Bet ką reikia pasakyti, kad 15 iš 33 tritaškių. Nu, tai taip. Ir, nu, tu gali sakyti, kad Maccabi buvo gera diena, bet čia kaip tu pats sakai, nu, daugiau nei 70% tų tritaškių tikrai buvo laisvi, absoliučiai. Čia būtų, tarkim, čia nekritikuoja Masiulio, būtų Šaras, jie kažkokie išeina dažnai pirmam kėlinį tokie apsnūdę, vangus, bet kai Šaras, tarkim, rėktų ant jų žvėriškai, nu tada kaip tu, sakai, pabėgtum nuo to pitbulio, kitaip, vis tiek tas rėkimas, padeda. Tu gerbėjas rėkimo, ne? Tai aš kartais ir mokinių rėkiu, bet jie jaučia, kad aš nepiktas, kad mano rėkimas trumpalaikis, kad aš paskui gal atsiprašysiu. O kai rėkia Šaras, tai rėkia, žino, kad piktas Šaras. O tavo klasės lenta, ant kurios rašai, Kašio aikštelės kontūrai yra, kad aiškintų mokiniam. Taip, ten ir mokiniai prirašo viską ir apie mane eilėraštį. Parašė, buvau į Facebooką įsidėjęs, tai aš kaip sovietinis žmogus, žinok, yra tas išmanus ekranas, aš jį retai naudoju, rašau kreidą. Vyresnio amžiaus mokytojai ir toliau rašo, kas tu ten mergas rašo? Tai eilėraštį žiūrė. Ne, dabar ištryniu. Ištryniai? Liepė pavaduotą ištrinti. Nors nebuvo ten nei pavardžių, nei nieko, kažkoks vienas blogas komentaras, kad ten kažką su klaidom parašė tam eilėraštį, nesirimavo vieną eilutę. Tai gavau šiek tiek pizduliai. Šefai, kaip negali būti daug peržiūrų, tokios gyvenimiškos istorijos. Ne, aš čia tik vaidinu, bairistą, šmaikštuolį, iš tikrųjų labai rimtas žmogus. Faktas, žinok, net neina atpažintas, žinai, anksčiau galėdavai pažvengti, bet dabar vien rimtos temos. O klausyk, dar truputį paliečiam tą paskutinę Žalgirio ataką. Jo, aš atidžiai peržiūrėjau, žinok, 7 kartus. Išvados. Išvados tokios.
tokiais atvejais ir dabar nubėgo Francisko statyti kryžminės užtvaros ant uselių, priešingą uselį, po to kilo į viršų, jam statė užtvarą Raitas, kilo į viršų prie tritaškio, kad priimtų kamuolį. Ir Maccabi tą numatė ir labai gerai susikeitė ir niekas neatsilaisvino, bet žiūrėjau dar kartą, Raitas truputį kosmose ir jis pastatęs užtvarą, jeigu būtų judėjęs į baudos aikštelės, būtų visiškai laisvas, Tubelis jam būtų galėjęs būtų iš krepšio, bet jis pastatė užtvarą ir sustojo, o Tubelis padarė Francisko kiek žingsnį atgal, Tubelis pagalvojo, kad po to į priekį judės ir perdavimas išėjo į rankas. Ir tokiais atvejais gal kartais geriau ne kad užtvarą stato vienas kitam, o žiūrėk, kiti žaidėjai sueina arčiau krepšio, Francisko lieka, tarkim, daugiau ties vidurio liniją. Niekas užtvaros nestato. Ir jis vis tiek priimtų kamuolį, ar bėgtų link žaidėjo, kuris tada pagazdintų, atšoktų atgal tokį baliniuką jam įmestų. Kartais tai yra saugiau, nes dabar, labai gerai susikeitė Maccabi žaidėjai. Ar aišku to? Jaučiuosi kaip po taimauto, žinai. Galėsiu pabražyti, užsirašyk. Bet Masiulis irgi pats pasisakė, žinai, kad gal nebuvo čia. Kad Tubeliui nėra tas pats geriausias variantas. Ir tada man įdomus, žinok, aikštėj buvo, nežinau kodėl jis taip Masiuliui dar tuo metu aikštėj buvo 3 aukšti Žalgirio. Raitas, Slyva ir Tubelis. Ir nelabai supratau dėl ko. Gal buvo numatyta mesti iš karto ir kad eitų kovo dėl kamuolio. Kiek ten buvo, apie 8 sekundžių. Ja. Kažkas tokio. Tik tai tuo galiu paaiškinti, kodėl buvo 3 aukšti. Tai va, nežinau. Kažkaip keistai. Plius, tuo metu kaip tikrai verštis, greitų atrodo žaidėjų reikia. Bet ką. Ir šiaip labai kažkaip keistas sprendimas duot kamelį Tubeliui išmest, nes neturi ir taip Žalgiris tokių gerų kūnų, žinai. Tai tokį kažkaip įkištų už linijos. Tai pats Masiulis tą pripažino, tai gerai už tai reikia irgi gerbti, pripažįsta savo kažkokias klaidas. Trinkeris būtų prisipažinęs? Oi, ne, būtų sakęs, kad kiti lankai, tendencingi teisėjai, ten kreivas kamuolys, kalti žaidėjai, aplinka. Bet klausyk, Žalgiriukas nėra labai stabilus. Paskutinį kartą 2 iš eilės rungtynės Žalgiris laimėjo, lapkričio 7 galim sakyti. Taip, tai 11 mačų iš eilės, 11 iš eilės nuo Madrido Realo. Laimi, pralaimi. Tai va. Tu gali, O kodėl taip stabilumo trūksta Žalgiriui? Nes vienas to dalykų turbūt galėtų būti, kad Goso stabiliai nėra. Arba jis yra, arba jis įeidinėja į formą, arba visiškai nėra, arba negali daug minučių sužaisti. Taip, viena iš priežasčių, dėl to, kad jis daug geriau gynasi negu Francisko. Francisko kartais ir pasilsi gynyboje ir puolime naudinė, o kadangi Žalgirio aukšto ūgiai silpnai gynasi, silpnokai, tiek pas Tubelis, tiek Slyva. Raitas švis plaukioja, žinai, komandiniai gynyboje, Birutis lėtas, su juo nesusikeis, yra problemų, kai dar nėra perimetrė gerai besiginančio. Taip. Bet kai Francisko gal geriau jaučiasi, kartais, kai nėra Goso, žinai. Jis nori kamuolį turėti savo rankose ir jeigu jis atiduoda, Francisko atiduoda kamuolį, jis jau nori greit gauti atgal ir verštis mesti, žinai. Jis bijo, kad neduok Dieve, ne jis mes, žinai. Ne, gal taip netraktuokim, bet jau... Žiūrėk, pasakysiu dar kartą, pritark man gerai, nes jis turbūt bijo, kad ne jis mes, ar ne? Iš dalies, gal lemiamais momentais jis labai... Gerai, dar kartą, čia tu turi man užtikrintai pritarti. Bet jis turbūt bijo, kad ne jis mes, ne? Ko gero, iš pradžių atrodė toks fainas, paprastas bičias, bet matėm, kaip pakeitė, kai Masiulį akis draskė, po to tą istoriją su Olympiakos, žodžiu. Jo, bet čia šiaip...
dalykas vertas aptarimo, nes čia yra ganėtinai drąsu, tikrai drąsu sezono vidury pasakyti, kad aš tikrai norėjau persikelti ten, nes tavo komanda vis tiek, tu esi įkrintamųjų zonai. Tu esi komandos lyderis. Visi mylimas nuo pat sezono pradžios yra kalbos, kaip čia reikia tau siūlyti rekordinius pinigus. Plius dar buvo visokių dramų ir aistrų su treneriu ir turbūt su komandos draugais. Ir čia tokį dedi, čia tiesiog žinutė Žalgiriui yra. Taip ir jis kvailai, paskamis tą galėjo šito nesakyti. Tai vadinasi, kad jam svarbu ir pinigai, būtų Olympiakos kažkiek daugiau davęs. Gal ir būtų išėjęs, bet tai susiklostė, matai, aplinkybės kitaip. Tai net Francisko nėra šventas, bet sakau, ką čia apkalbinėti, visi turi tų minusiukų. Tik ne tu. Tik ne aš. Tai čia ir Arkliui aišku. Ne. Jo, iš naujienų Eurolygos, tai Eurolygos čempionai pasiūlė naują sutartį Jasikevičiui, 3 metų kontraktas. Kaip tu manai, kiek čia babkių galėtų būti? Visada įdomu babkės. Įvairiai rašo, eisiu pasioti Šarui, paskambisiu pasitikslinti. Dabar speakerą gal gali. Rašo vieni 2 milijonai. 2 milijonai per metus? Aha, kiti rašo truputį daugiau, maždaug 1 milijonų. Žodžiu, Šaras nebadaus, bet vertas tų pinigų, kai dabar neliko Bradovičiaus, sakyčiau, Šaras, turbūt geriausias Eurolygos treneris, dėčiau, Arčiavio Paskualis, žinai, kur iš Paskualio tikrai Šaras labai daug perėmė tų ilgesnių derinių, tų išpistukų vadinamų, kur dėmesys, žinai, nukreipiamas kitą aikštės pusę, atrodo, taka vyks vienur, o viskas vyksta kitur. Tai... Šiaip įspūdingas dar momentas, kaip Fenerbahče fanai pasitiko žinią apie naują kontraktą. Lietuviškai plakatas. Tik kablelė ten nepadėjo, gaila ten. Nes Šarai, tai kreipinys kablelis. Taip, iš tikrųjų, žinok, čia yra, aš manau, kad tai yra pizda, tiesiog nepadėjo kablelioje. Ne, manau, kad makštis. Tik makštis. Šaras kaip tikras lietuvis galėjo išeiti ir purtyti galvą. Nėra kablelio. Gali. Nepadėkoja paplojo panams, bet... Gal pačiam Šarui suskirybą nelabai, bet manau, kad Šaras, verta šitų pinigų, tik žinai, kas man neramu. Jo sąlyga buvo, kad nemažėtų Fenerbahčės biudžetas, dabar atrodo 35 milijonai, bet žinom, kokiose skolose skendi, rašė daugybė milijonų futbolo klubas. Tai futbolas ir maitina, ir krepšinio sekcija, krepšinio komanda, tai gali turkai, pasakyti, leka. Irgi sakė, nepuls Ukrainos. Tai čia tai gali būti tokia krizė, Turkijoje anksčiau buvo, kiek bankrutavo komandų, futbolo, krepšinio. Tai sunkiai prognozuojama šalis su prezidentu Erdoganu. Bet aš kiek stebiu Eurolygą, taip įdėmiai stebiu Eurolygą, tai manau, kad yra kažkur 15 metų. Visada Fenerbahče turi problemų, atrodo, su babkiam. Net kai rašosi įspūdingiausius žaidėjus, ten Linas Kleiza atvažiuoja. Ir jie visada turi problemų su pinigais, bet nei sudėty tas nesimato, nei, tiesiog. Matai, gal, kai tokiam klubui, tarkim, kaip Madrido Realui, irgi ten buvo 100 milijoninės skolos, nežinau, bet bankai vis tiek duoda paskolas. Nežinau, kaip iš tikrųjų, svarstau, gal čia kai toks klubas įtakingas, gal jie ir toliau paskolas ima. Pavyzdžiui, Jonavos klubas geriausiu atveju vartojimo paskolą galėtų pasimti, žinai, iki 15 štukų. Kryptųsi į Nevėžio rėmėją paskolų klubą. Vaškevičius pakviečia į susitikimą, žinai, Kėdainius ir galvoja, čia dažnai dėl kažkokių žaidėjų bandysim kalbėtis. Žiūrėkit, gal jūs turėmės mums viškiai. Tai Vaškevičius grąžintų, dabar negali vairuoti, sutaupys ant kūro, žinai. Podvatskiai įmetinėja kiekvieną savaitę. Ne, apie jį nieko blogo, nes blem. Ne, miški kelias, viskas gerai. Kad nušaus vienu.
Tokios baimės tavo, ne? Nu, bet gerai, turi riebalinį sluoksnį, kulką įstriks gal. Lašinuose. Kaip į šarvą jis, žinai. Taip. Jo, šiaip Lekšas labai čia vapėjo ir pasakojo, koks čia yra įspūdingas pasirašymas Nando De Colo Jasikevičiui. Bet pažiūrėkime iš kitos pusės. Jis atvažiuoja iš Asvelio, kur tiesiog nėra kam žaist. O tu tikės, kad bus toks pat geras De Colo? Aš jau buvau beveik jį palaidojęs, nes jis jau tiek buvo sulėtėjęs ir tam Asvelį kurį laiką... netrodė pats gyvenimas. Taip, bet žinok, tai vadinasi buvo buvusių traumų padariniai. Dabar aš nustebęs, ne toks staigus greitas kaip ankstesiais laikais, bet puolime nepamainomas. Bet supranti, kas yra? Tada Šaro penkete, jeigu žaidžia De Colo, negali būti kito veterano lėtų kojų, vieną žaidėją dar galima paslėpti. Ir aš pažiūrėjau De Colo, žinai, žaidimą Asvelį, tai jo, kad ir pelnydavo daug taškų, plius minus, dažnai minusinį, žinai, tai... Bet Šaras žino, kaip išnaudot, kaip paslėpti gynyboje. Tai... Čia kažkas, žinai, lygina, kad tai labai panašu kaip pernai svarbiausiams sezono kovoms Makolumo pasirašė, bet kitokie žaidėjai. Kitokie, Makolumas, kad ir veteranas, ten greitesnis, taigesnis, o De Colo tai daug aukštesnis, manau, krepšinio IQ, žinai, ir gali labai gerai žaidinėti kamuolį, ne tik pats mesti. Vat kažkaip galvojau, kad jis jau viskas, jau į pensiją kurį laiką, bet žiūrėk, kad atsigavo. Praėjęs turas padovanojo ir El Clasico, tik žiūrovų neapdovanojo pačios komandos. Labiau Barso, neatrodė, kad atvyko į tą El Clasico. Čia dar ir prie to prisidėjo, kad Lekšas gyvai stebėjo tas rungtynės turbūt. Ne, tai be abejonės. Ir žinok, prieš tai žiūrėjau ir tas rungtynės, ir ankstesnės, kur Ispanijos lygoje visai neseniai Barsa Madride laimėjo. Tai būtent. Ir čia toks pokytis, šiandien vieną tašką Barsa surinko. Panteris, 3 taškus, ar nepelnė? Nes... Kaip jį uždarė, kiek į žaidimo, jis gal 3 kartus metė ten išvi. Aš būtent dėl to ir spėjau, kad Barsa gali dar kartą laimėti Madride, nes kodėl ne? Tai matai, daug kas sako, Skariolo tik tai rinktinių lygį kažką gali pasiekti, kai ispanų žvaigždė žaisdavo su klubais kol kas nieko nepasiekti, bet tai aukščiausio lygio treneris, žiūrėk, kiek dabar Realas 4 iš eilės laimėjo. Jų sudėtis irgi nieko nėra ten absoliučiai stebuklingo. Bet Skariolo geras treneris ir dabar žiūrėk Realas kaip kyla į viršų. Bet čia reikia kalbėti labiau net ne apie Realą, turbūt apie Barsą, nes čia yra dabar realybė, su kuriuo turi Paskualis gyventi. Nes jis spaudžia maksimumą iš tos sudėties. Sudėtis, pripažinkim, kad... Taip, Panteris, bet žiūrėk, Laprovitola prieš tai Ispanijos lygoje, kiek ten Realų įvarė, apie 25 kažkur. Turi Panterį. Ta sudėtis tokia Eurolygos masteliais stipresnių, bet tikrai ne prie elitinių komandų. Tai bet turi aukščiausios prabos trenerį Paskualį. Tik aišku, jo negalima gerbti, kad Rusijai daug metų dirbo. Tai Veselį jau kreivė žemyn, saulelė matosi vakarop. Hernan Gomezas lyg ir keliamas iš mirusių yra? Hernan Gomezas. Nes Hernan Gomez. O Z kaip tokia anglų Hernan Gomez. Jisai absoliučiai kiauras gynyboje, tai dėl to ir baudų visiškai nepataiko. Girdėjau, kad ir gyvenime kiauras. Tu sakai, tu žinai. Bet gynyboje turėdamas tokį kūną, jis taip kaip mažas vaikas vengia kontakto, traukėsi atgal. Prieš jį žaidžiant ūso, jis traukėsi atgal, kol pakrepšiu kažkas atsidūrė ir varžovo aukštaugis ir įmeta. Tai kaip pasakyti? Čia man atrodo, kad ta kreivė netgi galimai ir leisis dar žemyn į sezono pabaigą, nes tai nėra jaunuolių komanda Barsa.
O tai. Nes atsimeni, buvo vieni metai, kai Virtusas labai užlošė. Nu, tikrai ten buvo labai aukštai ir po to į reguliaraus pabaigą žemyn. Nes tada žaidė ten labai gerai Šengelija, Haketas, Belinėlis ten atrodė, kad... Jo, ir paskui čia geras pastebėjimas, iš tikrųjų daug veteranų. Bet Šengelija kaip juda, tai kažkaip... Pagal amžių veteranas, bet neapsiverčia liežuvis jo vadinti kažkokius senukus. Ten nugali amžių tas kovingumas pas jį visada, kuris bežaistų. Ten atrodo, kad dantimi šaras parkėtų. Kartveliškas, gruziniškas kraujas. Tai vat būtent. Nu ir gal dar apdainuokim tiesiog neįtikėtinai tragišką Partizano komandą, kur sulauks Penjeroje pabaigos reguliaraus ar ne? Jau apie jį kalbėjom praeitam podcaste. Jo agentas gerai dirba. Kam jį pasikvietė... Nes jo karjeroj dabar įgriova po įgriovas, tai bet sudėtis, tai, nedaug dėjo. Tikrai, silpnant. Washingtonas, dar tas kažką daro, Peinas, ne? Šiandien beje atvyko, bet kažkaip... Aš dar kiek sukišau babkių per penį. Ne, dabar akivaizdžiai Partizanas yra Svelis pagal sudėtį, kad atrodo akivaizdžiai silpniausios komandos dugne ir Efesas, bet manau, kad ten Efesas palip šiek tiek. Ne, tai vis tiek turi grįžti Larkinas, ten negali būti, tai taip jau blogai visą laiką, bet tiesiog kraupus pasirodymas prie savus ir galių šiam 604, tu beveik 40 taškų pralošį, tai... Čia pizė kazė, čia aš galvoju. Tu būtum savininkas, taip, įeitumė Partizano rūmį, pizė kazė, vyrai. Čia nusišaut belieka su durų rankena. Jo, o... Nes nekovoja. Jie paleido į priekį varžo Olimpijakos, ne? Ir jie visiškai nuleidžia ranką, žiūrėk, ir kiek žiūrovų sumažėjo. Partizanų. Yra momentas, tikrai yra momentas. Momentas. Atsiprašau, Vaidai. Atleisiu šį kartą. Dar kartą pataisai, nuplosiu tiesiog iš tai. Gerai, toliau ką aptarėm? Aptarkim įdomiausias ateinančios savaitės rungtynės. Po to dar išsiplėsim apie Žalgirio reikalus. Rungtynės, gerai, neužpysiu daugiau, bet rungtynės. Atsiprašau, o kaip kirčiuojasi užpysiu? Ar tai tinkamas išsireiškimas yra? Į kairinis. Ne išsireiškimas, o pasakymas arba posakis. Išsireiškimas nevartotinas žodis. Tu užsirašyk, pamirši viską. Tai gerai, prašau, komentuok, kas bus įdomiausia. Ne, gerai, jau įkirėjau, supratau. Ką klausai? Pasakok. To savaitę. Ką aptarsi? Kitos savaitės orai, prašau. Šūliai, paskambinsim Nagliui kartu. Ne, iš tikrųjų, pakalbėkim. Per šaltą jau jis kažką turi daryti. Nes... Turėsim įspūdingą dvigubą savaitę, įspūdingą ir tvarkaraščio prasme, nes antradienį kiek, 8 ar 9 rungtynės? Tada trečiadienį vienerius? Nebetamenu. Kiek? Bet su tom prognozėm, ką aš tau pasakysiu, taigi visi matot, Žalgirio prognozuoti neįmanoma. Tada mes griuvom veidų į purvą, atsimeni, prognozavom, kad Žalgiris prakiš prieš lyderį Tel Avivo Hapoelį. Tai žinai, kiek aš gavau žinučių. Visą laiką. Bet taigi po rungtynių parašęs. Ten storas, kiaulinas, nieko nenusimano, į kamolio nelaika, čia vaidini ekspertą. Taip. Tu rytfanis. Žmonės tokio suvokimo, jeigu prognozuoji Žalgirio pralaimėjimą, tai tu rytfanis, nekenti Žalgirio, nieko nesupranti apie krepšinį. Po rungtynių dar žinutės, pabrėžkim, po rungtynių. Taip, tai vieną žinutę gavau, žinai kada? Naujametinę naktį 23:50 minučių. 10 minučių likus iki naujųjų metų. Iki fejerverko. Dar prieš naujaką įdūrė tau. Storas dink iš vaizdo. Sako, tuo eisim fejerverkų šaut, bet gal dar čiapai. Ne, supikau, ašgi nestoras, tik linkėsi nutukimą lengvai. Dėl to supikau. Gerai, Žalgirio laukia dvigubą savaitę. Ir abu varžovai yra įveikiami. Turbūt sutiksi, ar ne? Vienas, kur atrodo tau, čia gyvenk mirk turi laimėti tokias rungtynės. Kitas yra komanda, kuri, kaip pasakyti, visada yra pavojinga. Bet pradėkime nuo Asvelio. Kaune sutvarkytas Asvelis, kaip ir atrodo, užtikrintai, bet ta komanda nežaidžia taip jau blogai, kokia ta sudėtis jos yra. Jie visai sugeba mest kovą.
Dabar be Dekolo jie pralaimėjo 3 iš eilės, bet beveik visose atrodo po 3 kėlinių pirmavo. Jie ten truputį pasipildė, atletiška komanda. Be Dekolo gali jiem net paskui geriau būti, nes kalbėjom apie Dekolo gynybą, apie amžių. Glynas Watsonas, pažiūrėk Šeškus, kaip jį išdresiravo Jonavoj. Visiškai LKL produktas. Šeškaus auklėtinis, netikėjau, kad jis taip gali varyti. Tai, wow. Tai, žodžiu, bet jie, Svelis, grina namų komanda. Išvykoje vienintelė Eurolygoje komanda nelaimėjo nei vieno grajaus. Išvykoje nei vieno. Namie. Rungtynių gal turbūt neturėjo menį. Turbūt turėjau menį. Negrajaus. Taip, o laimėjo visas 6 namie. Tokia atletiška komanda, negalima leisti mest tritaškių. Ir jie tokie dabar visai konkurencingi, atrodo, jau nusprendė likti Eurolygoje, nebeišeiti. Ten žiūrovų palaikoma, o kaip žinom, Žalgiris labai dažnai šį sezoną pralošia potencialiai silpnesnėm komandom. Vat aš tau ir šitą norėjau mestelt mintį, kad su žemesnės lentynos komandom sunkiai, Žalgiriui, iš tikrųjų sunkiai. Sunku Žalgiriui atsinešti tokią favorito etiketę, ne? Aš manau, kad čia ne tai, kad favorito ir dėl to kažkokia įtampa slegia. Manau, nežinau, jie pirmam kėliny išeina tokie apsnūdę, ar apšilimą geresnį daryti, ar Masiuliui daugiau rėkti prieš rungtynės, tikrai atrodo, kad snaudžia. O paskui, kai tu ten bandai susimti, žinai, varžovai jau būna ant bangos, per rankas pradeda pataikyti iš rūbinės ir viskas seka, tada sunku, tada jau pradeda nervintis, kad negali ten pasivyti ten jų ir šakės. Žinai, kokia yra rizika, man visada baisu, kad eis lygiai iki 3 kėlinių, o su tokiom komandom, nes tada 4 jau įtampa. Turi labai užtikrintas išeiti. Ir jeigu tik tai su tokiom namų komandom, tik tai neužloši porą epizodų, tada gali būti labai liūdna. Tai nereikia prisileisti jo iki 3 kėlinio, kad būtų lygų. Tiesa, jam aišku dar Ertelis prideda irgi veteranas, bet irgi su aukštu krepšinio IQ puikiai mato aikštę, žinome Ertelį. Tai kaip ir vietoj Dekolo, iš dalies galima sakyti. Žodžiu, bus sunku. Aš galvoju, kad Žalgiris abejoju ir užmėtis kepurėm, nors visko gali būti, visko. Ir mes dar šokam į kitas 2 savaitės rungtynės. Žalgirio išvyka į Milaną. Kaip visada bus turbūt belenkiek lietuvių. Mes prieš 2 metus buvo Milane ir žiūrėjom rungtynės. Tas, kai Žalgiris grįžo ten iš -30 ar kiek. 26 atrodo, kiek ten. Tai ten įspūdinga tikrai, nes mes 4 buvom, 2 iš 4 norėjo namo važiuoti, o mes dar sakom, pabūkim, pažiūrėkim ir tada įspūdingiausias turbūt sugrįžimas, koks tai galėjo būti. Gatavėjų draugelį gal buvo, namo norėjau važiuoti. Ne, mano draugai nėra Lekšo draugai, tai aš noriu pasakyti, mes kur kas... Iš Valančiaus blaivybės draugijos. Bet čia kur kas rimtesnis varžovas ir varžovas, kuris, jeigu atrodo tik tai sugebėtų išlaikyti stabilią rotaciją, čia būtų tvirtai krintamųjų komanda. Dabar beveik visi sugrįžo po traumų, neprognozuojami kaip ir Žalgiris, ne? Jie 2 kart nukalė Panathinaikosą, nemeluoju, net kartą Olimpiakosą, bet ir pralaimėjo tokiam, atrodo, silpnesnėm komandom. Bet visą laiką kažkas būna iškritęs iš sastavo, kaip sakom, žargoniškai. Bet tu pažiūrėk kokią priekinę liniją, viena įspūdingiausia Eurolygoje. Nybau, Bukeris, Lidėjus. O dar turi... Dunstonas? Dėdė Dunstonas jau, žinai, jau tikrai reikia apie pensiją. O ką jis ne žmogus, jis yra? Apie pensiją. O kurio žaidėjo čia Žalgiriui labiausiai reikia bijoti? Nes turbūt, kai yra labai gera priekinė linija ir žinant tai, kaip ginasi Wrightas, turbūt... Wrightas su Nybau panašios stilistikos centrai. Bet Lidėjus jam gali būti visiškai neįkandamas dalykas. Va. Lidėjus turės dvigubinti. Jeigu gaus ant tūso kamolį,
nei Tubelis, manau, 1-1, nei Slyva prieš jį neapsigins. Lidėjus 4 numeriu dažniausiai žaidžia. Čia jau reiks dvigubinti. Ir tada, jeigu Lidėjus gerai nusimeta kamuolį, jie gerai išsidėsto, Žalgiriui reikia taip išsirikiuoti gynyboje, kad taikyti rizikas prieš tos, kurie praščiau meta tritaškius. O Milanas su Žalgiriu pirmauja Eurolygoj pagal tritaškių taiklumą. Ten 39,5% abiejų komandų. Žalgiris ten per Marytės plauką geriau meta. Tai yra ir metikų komanda, ir turi labai gerą priekinę liniją, bet kažkaip Žalgiris dažnai laimi prieš juos. Žinok, kažkaip mes dar pereisim prie prognozės, bet aš irgi manau, kad Žalgiris laimės šitas rungtynės, nežinau kodėl, bet aš kažkaip taip... Vat pasinaudosiu tavo orakulo savybėm, nes tu kažkada prieš graikų derbį, sakei, širdis jaučia, kad Olimpiakosas laimės ir laimėjo tas rungtynės. Tu čia mane nepataikau, koks šitau orakulas, tai šitas atspėjo rungtynės, bet tas svarbiausia. Žalgirį prašau. Bet matau, kaip skauda, ar ne, tu labai išgyveni dėl tokių dalykų. Iki šiol neatsigaunu, verkiau ilgai. Buvai sanatorijai bandyti atstatyti. Raminančius gėriau. Taip, buvau vasaras 5 konsultavausi. Sakė, nepagydomas vis tiek. Prabundi naktį išpiltas prakaito, bet ne dėl to, nes prisivalgiai tiesiog prieš miegą. Tai ne tik prieš miegą, aš ir naktį, kartais prabundu iš šalkio, nesakiau tau to. Sakai, atsipjauni. Atsipjaunu, aišku, daktariškos jau geros dešos, ne bet kokių daktariškos, ar duonos, ten truputį robolio ir iškart kaip kūdikis užmiegu. Dar pratęsim šitą nuostabų pokalbį, bet Milanas turi tiek daug pavienių žaidėjų, kurie bet kada užlošta. Kiek nustebintų, jeigu Marko Guduričiaus geros rungtynės būtų? Dar Guduričiaus nepaminėjau. Supranti, dėl ko jie pavojingi. Nemažai komandų turi 1, 2, iki 3 žaidėjų, kurie renka liūto dalį taškų. Čia gali iššauti iš visų mūsų, bet kas, ir gali labai smarkiai iššauti. Reikia, žinai, ką apdainuoti, Armoni Bruksą. Nes jis kaip atvyko į Milaną, tu apie jį galvoji kaip apie rolinį žaidėją turbūt, bet visiškas puolimo lyderis. Wow. Bet dabar aš pažiūrėjau jo paskutinių ketverius rungtynės, buvo ir minusinis naudingumo balas, paskutinės, atrodo, 4 rungtynės, 9 buvo balai, ir dabar šiek tiek yra sėdės, bet be jokios abejonės labai pavojingas žaidėjas, pažiūrėk, ar nemeluoja. Tu niekada nemeluoji čia. Aš labai rimtai atsinešu į podcastą, kai kurie taip netaisyklingai, atsinešu labai rimtai. O tu neapsišiksi, kada taisydama žmonės, man įdomu. Gal čiut. Bet žinai, kad dar turi mokytojo. Rėki, tai danu nafik. Aš turiu tokią metalinę lasdą, šiek tiek atrodo, pagrasi. kad rėki man kaip galiniam solui va dabar. Ne, aš kartais pratrūkstu, įsivaizduoju, kalbi. Ir triukšmas, ką tu aiškiai pats su savim jau pradedi kalbėti, piktis kyla ir vieną kartą iš pakarpos esu 2 išmetęs iš klasės. Oho. Bet aš, jeigu supykstu labai trumpam, po to man jau gaila, jų sąžinė graužia, kad nueini atsiprašyti, žinai. Bet tai buvo už ką? Tai buvo. Bet norėčiau būti toks kaip Šaras, kai reikia piktas visada, supratite. Šeškus irgi rėksnys, bet pavyzdžiui Virgis visadagi atsiprašydavo žaidėjų. Aprėkė, nueina per pertrauką ir atsiprašinė. Kai bus mokyklos koks, žinai, renginys, kur visa mokykla aktų salėje susirenka ir bus toks ištiestas plakatas, kaip Šarui Vaidai, mes tave mylim. Ir tu ateisi, sakysi, vaikai, kablelio nėra. Taip, žinok, aš toks kaip draugelis tų ir tos medinių bajeriukų pamėgų. Aš manau, kad aš labai norėčiau pabūti tavo pamokoje vedamoje, žinok. Tai gerai, gali ateiti, pasižiūrėti. Pasakysi, kad auditas, tiesiog. Gerai? Ne, man padėsi sutramdytas, neklaužada. Tai ką, man atrodo, kad rėdėsim prie prognozių. Ne, dabar bijau Žalgirio abi pergai prognozuoju, nes tiek žinučių gaunu. Vaidai, neapsimyšk, tai tu... Prieš bailus kaip kišk. Aš matau, bet tai kaip triusikas. Stovėk už save. Gerai? Aš tik pagulėt galiu pasėdėti.
Gerai, pradėsim gal nuo 23 Eurolygos turų. Tu man sakyk, aš negavau. Gerai, kaip visada iš kiekvieno turo po 5 rungtynės prognozuojam. Tai, Aš spontaniškai prognozuoju. Gerai, Tel Avivo HPL, Anadolu FS. O, vaikeli. HPL'is laimės, bet čiūjų, čia lietuviškai, kad nedaug laimės. 84-75. Tarp kitko, dar neaptariam, kokiom aplinkybėm Žalgiris žaidė Tel Avive, ar ne? Ne tik aplinkybėm, ir veiksniais, ir tariniais, ir pažymiais. Man matai jau. Kaip gerai, kad į pabaigą tą laidą jau. Bet, kaip pasakyti, saugumo prasme, kur Žalgiriui buvo nurodyta skubiai palikti. Taip, Irano ajatolas galėjo ten ir raketą. Ir čia panašu, kad vėl Tel Avivui ilgai neteks žaisti su žiūrovais. Ne, dabar jau atsisakė pult Iraną, paliko likimo valiai tos protestuotojus, oranžinis tas veikėjas. Populistas. Tai dabar tas pavojus jau atlėgo, tas pavojus lygis sumažėjo. Tai manai, kad ir toliau su žiūrovai žais žydai? Ir su žiūrovėm, tai. O ką tu prognozuoji? Aš prognozuoju 101-86. Pervažiuotas bus Anadolu FS klubas. Pervažiuotas panevėžietiškai. Toliau. Monako Zvezda. Monako Zvezda. Oi, Monakas įsibėgėjo. Bet Monakas tikrai turbūt viena... Motejūnas prieš buvusią komandą. Rimtai. Ir treneris Obradovičius Saša prieš buvusią komandą. Eik, savo čia kiek mikro dvikovų. Taip pat ir Nedovičiaus buvus komanda. Tai čia gali ir draugystė laimėti, bet vis dėlto... 0-0, sakai, bus? 100, 2 po 100 gali būti. Bet manau, kad Monako laimės 91-86. 9-4-80. Manau, kad Monakas čia neturės daug vargo. Žalgirį palikim pabaigai. Madrido Realas, Milano Olimpija. Aha, čia. Tie kai kurie Milano žaidėjai dar, žinai, po traumų nebus geriausios kondicijos. Realas įsibėgėjęs, nevaikiškai. Realas ims šitą grajų 88-81. 8-7-82, aš irgi manau, kad Realas laimės. Vienodai beig. Jo, Virtusas Fenerbahčė. Kaip ir atrodo, kad čia toks turėtų būti pasivaikščiojimas Fenerbahčiai, bet kai jie pralošė Dubajų, aš kažkaip neturiu pasitikėjimo. Tai Dubajui, aklimatizacija, kita juosta, klimato. Ir plus dabar į Dubajų dar Musa grįž, tarp kitko. Pagaliau. Gerai, bet prieš Virtusas Fenerbahčės pergalė 73-84. 81-88, aš irgi manau, kad laimės Fenerbahčė. Ir turo puošmena tiesiog. Asvelis Žalgiris. Tai dabar jau čia iš baimės. Ne, eiktų po to sumuš mane Žalgirio fanai, nors greitai bėgu, bet pasigaut gali. Tai prognozuoju Žalgirio pergalę. Nors galvoju dabar kiek čia. 76-80. 84-92. Turim laimėti, Jėzus Marija. Neduok Dievę praloštas vėliau. Ne, taigi mes Žalgirio fanai, mes negalim prognozuoti Žalgirio nesėkmės. Teisingai. Būkim patriotai. Gerai, keliamės į 24 turą. Ir čia irgi 5 rungtynės aptarsim. Pradėkim gal nuo Makabis Panathinaikos. Koks piktas Atamanas buvo vėl po Graikijos lygos rungtynių. Dar be Nano, tai jam ten ginklų. Jo, ir Šorcas visai nesužaidė, Nano nebuvo. Tai čia turbūt jo žodžiai adresuoti Šorcui buvo? Gal ir Šorcui, vėl nežino, bet čia neaišku, Volkerį žais, nežais, jau turėtų žaisti, ne, Makabi, tai Panathinaikos dabar irgi pasidarė neprognozuojama komanda visiškai.
Bet šį kartą vargais negalais per Marytės ar Zasytės plauką išplauks ir manau Pao laimės 91-93. Aš kažkaip manau, kad čia tokios betvarkės jiems tinkamos yra žaist su Makabiu, nors ir išvykoj, nors ir neaišku ar su Nanu, bet ir turėtų galbūt. Tai 84-93, aš manau, kad laimės Panathinaikosas. Taip, bus geros rungtynės. Realas, Monako. Va čia tai. Matai, labai lengviau prognozuoti, jeigu mes žinotume, kaip baigsis pirmos rungtynės, ar ne, tą savaitę, nuo to atsispir dabar. Tai gal į telefoną įrašysi likusią dalį spėlionį. Taip. Realas, Monako. Nuspėk. Manau, kad draugystė laimės, tai yra bus pratęsimas, o po pratęsimo Realas laimės 92-88. O aš manau, kad laimės Monakas. Atrodo įsibėgėjus tokia visai subalansuota komandėlė. Maikas Džeimsas neturėjo dar šį sezoną užtemimų, kur ten būtų išsiuntinės nafik visus susipykę su kažkuo. Atrodo stabiliai ir dabar visai neblogos formos. 84-90. Netikėta Monako pergalė Madride bus. Kodėl netikėta? Laisvai gali. Kai Realas namie visada yra. Aš žinai, dabar man mintis tokia kilo, kad apynasrį užmovė kažkiek Spanulis Džeimsui, galbūt nerėkdamas ant jo, bet savo autoritetu, nes Maikas Džeimsas žino, kas yra Vasilis Spanulis. Tai manau, kad Džeimsui labai svarbu yra trenerių autoritetai. Kur gali jį. Saša Obradovičius jam nelabai buvo autoritetų. Manai? Geras treneris ir pats žaidėjas. Aš tik kažkaip galvoju, kad tiesiog jis net nekalba su Spanuliu tarpusavy. Jie ten tiesiog visiems aišku, ką reikia. Galimas variantas. Čia panašiai kaip Atamanas visiškai nebendrauja su žaidėjais. Ateina į treniruotę, kur ten asistentas praveda. Taip, už aikštės ribų absoliučiai nekalba. Gerai. Ir keliaujam prie kitų rungtynių. Kitos... kur čia dabar mano? Gerai, kitos rungtynės. Paryžius, Dubajus. Grandų susitikimas absoliučiai. Ką spėjom, Vaidai? Dubajus, išvykose daug silpniau žaidžia. Paryžius, žinai, nuo grandinės paleistas Hifi, jeigu ten prilaidės Trajakų iš Rūbinės, čia irgi būrimas iš kavos tirščių, sakyčiau. Tiek to, nuojauta kužda, kad Paryžius laimės, nors Dubajus turi tikrai geresnę sudėtį. Tai čia ir kanių panetina, tai 90-85. 93-84, manau, kad Paryžius. Tu irgi Paryžius? Jo, kad Dubajus, jeigu namie žaisti, ten vėl galėtum sakyti, bet nemoka jie išvykose lošti. Čia... Aklimatizacija, atvažiuoja kur karšta, kur šalta. Iš savo Afrikos atvažiuoja, žinai. Ir čia sušala, išeina drebančiam rankom. Partizanas, Hapoelis. Gal jau laikas Partizanui? Ne, mano prognozija tokia, kad Partizanas sausai nepralaimės. Įmes kažką, tai galvoju, kad baigsis rungtynės. Šį kartą matyti jau jiem ten ir klubo vadovai visiems žaidėjams šiknas išspardė ir pizduliai davė. Tai jie šį kartą kovos, bet pralaimės 74-84. Ta pati maždaug galvoju, kad ir kas ten nutiktų, kad ir kokie pokalbiai būtų ten sunkiai, gali jie laimėti 8-5-9-7 Hapoelis. Vežasi pergalę iš Belgrado. Atvirkščiai, aš sakau nuo namų komandos tą rezultatą. Tai gal čia. Gerai, o mes pasikalbam apie Milaną ir Žalgirį. Tarp kitko, Lekšas atsiuntė savo prognozę. Ir Lekšas mano, kad Kauno Žalgiris patiria pralaimėjimą Milane. O ką dabar vartoja? O tu šitą sutikim Lekšo oro uoste dabar. Ir ne su himnu toli gražu.
Kaip jis dar Žalgirį komentuoja, kaip jį prileidžia. Kaip jis į tą areną įleidžiamas yra. Jeigu prognozuoji ištisai Žalgirį pralaimėjimą, dar reiks. Gerai, ką tu prognozuoji? Aš parašiau, kad 87-91 Žalgiris švenčia pergalę. Aš irgi prognozuoju Žalgirio pergalę, nebenoriu gerti raminačių. Nebenori gerti tiesiog. Negert kartais noris. Tai aš prognozuoju 93-95 Žalgirio pergalę. Bus drama rungtynių pabaigoje ir likus 4,6 sekundės Francisko persės rezultatą. Tai fantasy reikalus čia pamatysite ekrane, Lekšas yra atsiuntęs savo pasirinkimus, mano irgi pamatysite ekrane, su spėlionėm tiek, o mes jūs irgi norim pakviesti spėlionę, paimk čia pa vieną rankoje. Nu, gerai. Lietuva, Žalgiris, Landsbergi. Vat, mes padovanot norim tokį Žalgirio džemperį, jums reikia komentaruose spėti rezultatą Milanas Žalgiris. Kas laimės, kokiu rezultatu laimės. Jeigu tiksliausias būsit šitoj spėlioniai laimit Žalgirio džemperį, tai komentaruose pašėliokim, bet komentaruose, kai spėt rezultatą, turit pagirti ir Čiapą dėl kažko. Taip, kas užims antrą vietą, mano bučkis, o trečia vieta nakvynė su manim. Vienoj lovai. Super, labai gerai. Tai nepamirškit prenumeruot kanalo, rašyt komentaro, paspaust patinka, nusiųs draugams. Ir priešams. Ir priešams. Ir gero dvigubo Eurolygos turo. Geros dvigubos Eurolygos savaitės. Ačiū Pauliui, viso gero gerbėmėjai. Ačiū Vaidai tau iš tikrųjų. Didžiausias sėkmės tau dirbant su jaunimu. Ačiū ir viso gero gerbėmėjai sporto mėgėjai.